Taigi kelionė prasidėjo. Iki pirmos vietos liko apie 100 km. Pradėjau leistis nuo kalno ir vaizdelį turim gražų. Prašom, pasigrožėkim visi. Sveiki, šiandien bandysiu eiti į jo nosį. Kaip galit matyti, yra 4 km 400, nors pas mane rodo pagal maršrutą 5 km 300 metrų. Ir viršūnė bus 1,69 metrai, o sukilimo apie 800 metrų. Tai čia klaustukas geras kaip bus. Ir kaip matote, pakankamai stačiai bus. Pro medžius prasibroviau, bet dar liko į viršų nemažai lipti. Bet jau galiu parodyti, šis tas yra užlipta. Bet dar tik pradžia, dar gal kokie pusę kilometro tik praeita, gal čia daugiau. Pakeliui radau šokoladukų. Ir čia matosi mano mašina pačioje, jeigu įžiūrėsit. ...800 metrų dabar kažkur tai yra ir jau turime gražų vaizdą. Iki šiol buvo kelias nelengvas, nes per nepilnus 2 km yra 500 metrų sukilimo. Tai buvo ką veikti. Buvo iš pradžių be sniego, po to prasidėjo su ledu, teko naudoti kates, o dabar jau pereinu prie sniegbačių. Nes sniego čia dar yra apie metrą. Taigi keliaujam toliau. Vaikščiota žmonių nėra. Nu, manau, suprantama, kodėl. Vis dėlto sniegas šlapias ir be sniegbačių dabar čia jau būtų neįmanoma. Ką, po biškį atsiveria viršūnės. Gražu, bet dar nemažas galas liko eiti.
greičiausiai sutemus, tik tai pasieksiu vietą. Mėlynas ženklas yra prieki, čia yra dauba. Nelabai gili šitoj vietoj, bet čia šiaip teka upelis. Ir paėjus čia, aš galiu jums parodyti, yra tikrai statu. Nežinau, jums matosi tik tai. Todėl žiūrėsiu, reikia būti atsargiam, kad neišsimaudyti. Taigi tiesiai turim mėlyną ženklą. Čia neaišku, kiek turim sniego. Pagal kas kojas nesmunka. Viskas tvarkoj. Gerai. Pavyko. Radau aptvarą vaikams, kai tėvai suaugę atvažiuoja linksmintis, suleidi ir gali linksmintis, nereik prižiūrėti. Ką, pasiekiau pirmąjį postą, 825 metrai. Dar liko apie, čia rašo 2,3 km, bet pagal žemėlapį programėlį turėtų būti, manau, apie 3 km. Žiūrėsim. Nu ką, atėjau, šiaip ne taip šiandieną. Eisiu įsikūrinėti, statytis palapinę ir atsigerti kavos karštos. Čia iš tikrųjų matosi gražu, vienoj pusėje miestelis, kitoj pusėje miestelis, bet su GoPro aš negaliu nufilmuoti, perteikti tą vaizdą. Tai greičiausiai sutiksim tik tai rytoj jau. Rytoj parodysiu aš jums daugiau. Na ką, ryte vaizdas tikrai nuostabus. Kaip galit matyti, tikrai nuostabi vieta. Tik biškį vėjuota, žadėjo šiandien nebūti vėjų, bet pasikeitė ir yra vėjuota. Palapinę pasistačiau biškį nusileidus nuo kalniuko, mažesnis vėjas. Norėjau atsukti vaizdą čia į tą pusę palapinės, bet būtų buvęs šoninis vėjas, tai teko statyti, kad būtų šitaip. Ką, vanduo užvirė. Darysim makaronų greitai. Užkasti ir kilsim atgal. Makaronai išvirė, bet nepasižiūrėjau, per daug buvo vandens. Tai gausiu sriubą dabar. Na, skysčių irgi reikia. Skanaus visiems.
Bet čia yra uogų kažkokių tais. Nežinau, ar jų matosi ar ne. Nežinau čia. Būtent kokios yra. Gal jūs kas žinot, pakomentuokit. Einu toliau valgyti. Vakar buvo labai didelis vėjas, tai teko suktis iš situacijos, sniego nedaug, palapinę pritvirtinti sunku buvo sugalvoti kaip. Tai panaudojau sniego batus ir plus dar panaudojau ir lazdas išardęs kitiems kampams pritvirtinti, nes kitai būtų buvę sunku išlaikyti palapinės. Čia yra paukščio, kurio daug pavadinimų neatsiminsiu, kurį norvegai mėgsta medžioti pėdsakai. Ir čia prie krūmų išvaikščiota nemažai. Čia panašu, kad yra labai švieži. Gal netgi dabar yra jie kažkur tai čia.
Gal pavyks kokį rasti. Einam pažiūrėti. Čia nemažai jų pėdų. Nemažai išvaikščiota. Bet pačių paukščių nesimato. Matyt, pasislėpė kažkur tai. Gaila. Jau artėjau prie pirmojo taško, kuris buvo, tai neužilgo turėtų prasidėti jau staigus leidimasis, o vaizdas tai tiesiog pasaka, toj parodysiu, iš toliau biškiuką gal, galit pasigrožėti. Priejau vėl statui į šlaitą. Galiu parodyti. Tad reikia pasikeisti sniegbačius į spyglius. Nes su sniegbačiais čia biškį per rizikinga eiti, gali slystelti žemyn. Ką, eisim su spygliais. O dabar visas kelias laukia tokiu šlaitu. Tad reik labai atsargiai. Ir pusė to kelio bus dar su sniegu ir po to ledas dar. Tad menkiausias paslydimas gali skaudžiai kainuoti. Baigiu išeiti iš sniego, nebedaug čia beliko, dar kol kas spyglių nenusijėmų, bet jau greitai bus galima. Galiu parodyti, kas beliko čia to sniego man. Tik labai mažus nuotrupos. Bet ant kelio dar yra susiformavę ledo gabalai, tai kol kas dar spyglių neimu šalin. Nusileidau šiaip ne taip. Vis dėlto kilometrą nusileisti žemyn yra ką veikti. Kelienai jau skauda, tai šiandieną biškiuką pailsėsiu mašinoj, o rytoj žiūrėsiu kažkur kitur, bet spėju, kad trumpesnį biškį maršrutą, nes dar kojos bus nepailsėjusios.